Liūdna Lietuvoje. Liūdna, labai liūdna. Ką jau ten liūdna, pasižiūrėkit į mus. Iš karto pralinksmėsite. Jūs pasižiūrėjus, tik nusižudyt norisi. Pajuokavau, aišku, pajuokavau. Nu, bet mūsų direktorius ir prie bajerio norisi nusižudyti. Nu, kaip natūralistiškai pasakyta. Kaip su darbu, direktoriau? Jo. O dėl darbo ne manęs reikia klausti. Aš nieko nežinau. Čia ne humoras. Ponas direktorius, gal atrodom biškai įtartinai, bet senukai žolę rūkė už kampo ir mum davėt. Šūdą turiu. Šūdą galvoju. Bet grįžtam prie reikalo. Tai kas žino apie darbą? O žino, o viską žino mano kompiuterinė laikmena. Taip, viešųjų ryšių įmonė BBD ieško darbuotojų. Gal imsitės, vyručiai? Labai jau pikantiškas pavadinimas, skamba kaip BBD. Nesikeik čia, prašau. Na kągi, va, radau. Visagino švietimo skyrius ieško rusų kalbos ir literatūros mokytojų, suteikia gyvenamąjį plotą. Ir dar vienas, įdomu, Bravoras Kavarsko vynas ieško 2 degustatorių. Čia jau aš iš Kavarsko. Čia man. Kas čia dabar? Stop! Shut the fuck up! Baigi, bet fuck. Kokią darbą atlieka degustatorius? Nu, degustatorius čia toks tipo profesija, kur vyniuką ragauji. Žiūri, kur geras, o kur barmatucha. Tokiam darbe mes tikrai neapsišiksim, direktorius. Oi, tai žinokit, išragausim daugiau negu priklauso. Viską nuragausim, kad tik tai geriau atliktume darbą. Nes jamam šitą darbą, jokių kalbų, širdingai, mielaširdingai dėkojam. Vyniuko. Nu, ateik ir tu, einam. Sušuk dar vieną. Sušuksi.